Nu, matot? Matot, kas vyksta. Nuolat kažkokios kliūtis paskutiniu metu. Nuolat atrodo yra kažkas, kas nenori, jog apie tai būtų kalbama. Bet tai, kad mes nekalbam apie tai, kur randasi lobis. Gal tai ir yra lobis, apie ką mes kalbam. Gal aš klystu. Gal atrasti balansą ir ramybę su savimi ir susivokti savo manifestaciniuose gebėjimuose yra lobis. Gal dėl to ir yra tas nuolatinis įsikišimas, nes yra energijos, kurios nenori leisti jums prieiti prie to lobio, nes tada jūs susivoksit, kad jūs galit būti laisvi. Laisvi nuo pančių, laisvi nuo visuomenės, laisvi nuo formuojamos nuomonės ir taip toliau, ir taip toliau. Ką reikia daryti su pykčiu? Imtis veiksmo į meditaciją. Imtis veiksmo į savo balansą, į savo ramybę. Traukti save nuo tų tokių vidinės destrukcijos naratyvų. Kai jūs norėsit galvoti apie kažką kaip apie blogį, kaip apie blogą žmogų, blogą energiją ir taip toliau, neleiskit savo to. Galbūt tai yra tiesa, bet nuodijat jūs save. Manifestuoti ir daryti, įgyvendinkit savo svajones. Žvaigždė. Įgyvendinkit savo svajones. 3 kalavijai. 8 monetos. Jūsų patirtas širdies skausmas gali būti konvertuotas į kažką apčiuopiamo. Tai, ką jūs patyrėt, tai bus tarsi gydoma tam tikra viltimi. Galbūt jūs kuriat, ar ne, ir jūsų kūryba gali būti ta manifestacija, ar ne, ta subalansuotos energijos manifestacija. Tikėkit savimi, nebijokit tos savo sudaužytos širdies. Ką sako jūsų dūšia? Saulė. Oi, kas čia? Okay. Kažkas galbūt turite baimės būti palikti, atstumti, neįvertinti, užblokuoti ir taip toliau. Ir tos jūsų baimės labai nulėmė jūsų sprendimus. Galbūt jūs, pavyzdžiui, nusprendžiat likti su žmogumi, kuris smurtauja. Dėl to, kad, pavyzdžiui, tas, kuris jums patinka, paima ir nebekreipia jūs dėmesio. Ar ne? Galbūt
jūs nusprendžiat likti su toksiškai besielgiančiu žmogumi santykyje tik dėl to, kad bijot, jog nesurasit nieko ir jums vieniems nesiseks. Visata klausia, ar iš tiesų jūsų dūšia nori šito. Nes galiu garantuoti, lendant į dūšią giliai, noras dažniausiai yra tik tais laisviai. Laisvė mylėti, laisvė džiaugtis, laisvė būti šilumoj, šviesoj. Tiesiogiai ar netiesiogiai. Kas yra palikimas? Gali būti, kad kažkas sulaiko tam tikrą palikimą arba tam tikrą valią. Kam skirtas tauritūzas? Atsiprašau labai. Kam skirtas tauritūzas? Žinia. 10 monetų. Jo. Kai kuriems iš jūsų gali būti, kad yra palikimas, kuris turėtų priklausyti jums. Ir jūs galbūt tai žinot tam tikram lygmenį, jaučiat tai. Kodėl reikia galvoti ant pėdų? Think on your feet. Kodėl reikia galvoti greitai? Kalavijų riteris. 4 skeptrai. Ar tai ateina? Ne, tai yra sulaikoma. Ką daryti, kad tai pasiekti, sužinoti apie tai, gauti informaciją, ką reikia daryti. Ką reikia daryti. Komunikuoti. Palaukit, aš noriu paskaityti, ką reiškia tas think on your feet. Bet dabar kur rasti? Kur ta knygelė? Gerai. 27. Aš niekada šitos knygelės nevarčiau, neskaičiau. Jums siunčiamas signalas, kad laikas yra greitai judėti. Leiskit šitai protingai dvasiai ištraukti jūsų kūrybiškumą. Tame momente, kur jūs turėsite labai greitai prisitaikyti prie tam tikrų aplinkybių, išlikti atsparūs, gracingi. Lapės dvasia padeda jums mąstyti naudojant patį geriausią savo sprendimų priėmimą ir naudoti savo protą tam, kad nukeliautumėte į dar geresnę situaciją. Tai nėra laikas, kada nebūtų protinga atidėlioti. Tai yra laikas, kada reikia imtis veiksmo mintimis. Laikas, kada reikia pradėti galvoti outside the box. Ir pastebėti, kiek daug yra kelių,
kuriais jūs galite atlikti judesį. Išlikit budrus dėl savo erdvės, aplinkybių ir išlikit tiesus ties tuo, ko jūs nusipelnot ir ką jūs norit sukurti. Pasitikėkit savo budrumu. Kita žinutė. Ar jūs kamufliažinat save tam, kad išvengtumėt intymumo? Tikriausiai esat per daug protingi dėl savo gerovės ir žaidžiat žaidimus tam, kad save apsaugotumėt. Ką aš vakar kalbėjau, ar ne, apie kitų projekcijas ir kaip, pavyzdžiui, gražios moterys yra nuteisiamos ir kaip jas projektuojama, kad jos vilioja vyrus, kad jos ten kenkia kitom moterim ir taip toliau. Ir jeigu jos kažką pasiekia karjeroj, tai tai jau tik tais dėl veido, tik tais dėl tos figūros, ar ne? Ir tokios moterys išmoksta kamufliažint save. Tai čia man labai panašu į tai. Kad kartais tu save saugai ir po to prieini prie to, kad žmonės nebežino, kaip prieiti prie tavęs, nes tu nenori prisileisti intimumo, ar ne? Ir čia mes kalbam ne apie seksą, apie tiesiog intimų ryšį su kita dūšia. Nebūti atviram su savimi ar kitais gali tapti tam tikra izoliacija ir sukurti kliūtis tikram ryšiui. Taip. Noras apsaugot save, noras liūdesys dėl to, kad žmonės tavęs nemato tokio, koks tu esi, tai iš tiesų atveda į izoliaciją. Ir tai sukuria labai daug kliūčių susikurti tikram ryšiui. Būkit budrus ties tuo, kas vyksta jumyse ir aplink jūs. Greitai galvokit ir leiskit savo kūrybiškumui vesti jūs į geresnius santykius ir situacijas. Okay. Kas čia nukrito pas tave? Komunikacija. Tai ką situacijai mums nori pasakyti lapė? Ką situacijai mums nori pasakyti lapė? Laikas judėti. Greitai. Gali būti, kad kažkas kelia konfliktą tam, kad nukreiptų jūsų dėmesį nuo kažko, ką šitas žmogus slepia už uždarų durų. Tai yra, kad konfliktas su jumis nėra esmė. Esmė yra kažkas kita. Tas konfliktas yra skirtas tik tais dėmesio nukreipimui. Visata laiko jūsų užnugarį. Kažkas kalbės apie tai. Kas kalbės apie tai, ko mes nematom? Okay. Ką mums sako transformacija? Stiprybė. 6 monetos. 7 monetos. Jeigu jūs
Jeigu ir yra energijų, kurios norėtų jumis pasinaudoti, man atrodo, jūs per protingi jau tam. Jūs labai stipriai pasikeitėt. Gali būti, kad kažkas jūs tampo už nosies, bando pavaizduoti kažką, ko iš tiesų nėra. Ir jūs tai pamatysit. Toks jausmas, kad jūsų dialogas su Dievu, su visata yra per stiprus. Galbūt jūs to nepamatysit dar tam neprasidėjus. Bet kai tai prasidės, kai jūs įžengsite, tai jūs labai gerai žinosite, ką jūs įžengėt. Gausi visata suteiks. Ką suteiks gausi visata? Velnias, 9 monetos. Taurių riteris. Jep. Jeigu jūs jautėtės įstrigę kažkur, jūs pajudėsit nuo to ir labai aiškiai matysit kryptį, kur jūs judat. Kas yra velnias, kur mes buvom įstrigę? Nerime, nemigoj, ego mūsų atvedė kažkur. Aš kai kuriems matau, kad kažkas nenori leisti jums eiti tuo keliu, kuriame jūsų laukia kažkoks žmogus, su kuriuo jūs turit būti, arba dirbti, arba kurti. Bet visata jūs vis tiek veda. Kas yra tas žmogus? Saulė. Dešimt skeptrų imperatorius. Tai labai atsakingas žmogus. Kaip išeiti iš tos situacijos, kurioje esame įstrigę? Tiesiog užbaigti partnerystę. Kai kurie tiesiog turit užbaigti partnerystę. Blokuoti planus užbaigti partnerystę. Kas yra per energiją? Kas tai per energija, nuo kurios reikia pasitraukti? Gal galim pamatyti plačiau? Velnias, tai gali būti ožiaragis. 8 skeptrai. Velnias slypi detalėse. Velnias slypi komunikacijoje. Jūs turėsit galimybę iš to išeiti. Lėtai, ramiai, tyliai. Pajudėsit, viskas bus okei. Gerai. Magija veikia per jus. Pagrindinė moteris. Įgyvendinkit savo svajones. Įsimylėliai. Pagrindinis vyras. Okay. Lapė ir erelis. Teismo rūmai. Bendruomenė. Bloga sveikata.
transformacija ir gausi visata. Santuoka. Namas. Vagis. Kodėl čia vagis? Netikėtos pajamos. Šeimos kambarys. Jeigu jūs turėjot skyrybas ir turėjot nekilnojamą turtą, gali būti, kad kažkas tiesiogiai nori iš jūsų pavogti nekilnojamą turtą, kuris jums buvo paliktas. Gali būti, kad yra kažkokios pajamos susijusios su nekilnojamu turtu, galbūt kažkokie grąžinami mokesčiai, apie kuriuos jūs nežinot ir kažkas tai vagia. Patarimas. Vaikas. Vaikas yra jūsų raktas. Rūpestis, dovana ir kelionė. Gali būti, kad kažkas buvo vaikui padovanota, vaikams. Man atrodo, kad jūs apie tai nežinot, jūs nesat apie tai informuoti. Ok, pasižiūrėkime. Paskutinės žinutės ir uždarom šitą skaitimą. Priimkite sprendimą ir imkitės atitinkamo veiksmo, sekite savo aistrą. Narsa, paprašykit to, ko norit. Jūs visada turit pasirinkimą, jūs turit gebėjimą pamatyti, ką jums paruošusi ateitis ir skirkite laiko žaidimams. Jo, jūs esat kviečiami veikti šitoj vietoj. Jūs esat kviečiami veikti ties tuo, kur jaučiat, kad kažkas yra ne taip, kažkas kažkur kažką slepia arba kas tai yra dar. Pasižiūrėkime apie tą situaciją. Kelionė. Yra reikalinga kelionė. Kas yra slepiama? Durys į asmeninį gijimą ir laimę, 7 čakra ir 1 čakra. Jūs esat blokuojami. Jo, bet pergalė bus jūsų rankose. Kas yra svarbu, tai kad tikėtumėt savimi, nedvėjotumėt, užsiimtumėt asmeniniu gijimu, sutelktumėt save, surinktumėt savo stiprybę, priimtumėt atitinkamus sprendimus ir imtumėtės tuos sprendimus įgyvendinti. Netidėliokit, negaiškit laiko, nepalikit nieko pagal nutylėjimą ir taip toliau, kad viskas būtų aišku ir atvira. Okay? Gerai, tikiuosi tai buvo kažkam naudinga, linkiu ramybės, balansą ir greitai vėl pasimatysim. Ate.